Mantą Jarutį siunčiau užklausą į migracijos skyrių bei banko filialus. Tačiau tiek migracijos skyrius, tiek banko filialai davė neįgumus atsakymus, teigdami, jog jūs nesikreipėte dėl panašių dokumentų, taip? Taip. Taip. O iš kur jūs taip žinot? Kaip sakote? O iš kur jūs taip žinot? Nu, tai mes ir kaip ir minėjau, sulaikė Mantą Jarutį, paskui radom jūsų duomenis. Ai, pas tą Jarutį? Taip. Pas Jarutį radom jūsų vardų išduotą asmens tapatybę tvirtinančio dokumento kopiją, banko sutarčių dublikatai bei elektroninės prisijungimo duomenys, pone Petrai. Nieko savo. Taip. Tai šiuo metu mes aiškinamės, kaip pas Mantą Jarutį atsirado šitie dokumentai. Va kaip čia. O tai jūs kas čia? Darius Žukauskas? Taip, Darius Žukauskas. Supratau. Sakykite dabar, pone Petrai, ar užblokavę jūsų einamąją banko sąskaitą sudarysime daug jums nepatogumų? Aš nežinau, man sūnus iš Norvegijos pinigus pervedinėja. Taip. Kad vaistų galėčiau nusipirkti. Dabar dar čia ruošiausi mašiną pirkti, tai negerai būtų. Tai tokiu atveju, pone Petrai, jeigu jūs disponuosite savo bankomato kortelę, taip? Taip. Mes jums galime pasiūlyti užsišaldyti elektroninės prieigas. Tai bus 10 darbo dienų, po kol ikiteisminio tyrimo tyrėjai nustatys, iš kokio regiono jungiasi prie jūsų elektroninės erdvės ir iš kokio miesto. Ir taipogi iš karto operatyvi grupė vyks ir sulaikys piliečius, ir kurie jungiasi prie jūsų elektroninės erdvės. Bet bankomato kortelę jūs galėsite disponuoti visiškai, galėsite įsigryninti pinigus bankomatuose, prekybos centruose, tiesiog negalėsite 10 darbo dienų naudotis elektroninę prieigą. O tai aš norėjau dabar tą mašiną, kur pirkti, ten kainuoja apie 10 000, tai mano bankomato negalėsiu nusimti? Ne, tai pone Petrai, jeigu jūs norėsite kažką pirkti, tai jūs iš savo IP adreso galėsite prisijungti prie elektroninės erdvės. Tai tiesiog, jeigu kiti asmenys iš kitų IP adresų jungsis prie jūsų elektroninės erdvės, iš karto operatyvi grupė vyks į tam tikrą miestą ir sulaikys tos asmenys, kurie jungiasi prie jūsų elektroninės erdvės. Tai jūs čia dirbot kai Vokietijai, K9 tą, kur filmą žiūriu. Nu tai, pone Petrai, kadangi šiuo metu yra sulaikytas Mantas Jarutis ir pas jį buvo rasti visi duomenys, tai mes turime operatyviai reaguoti į tai. Gerai, tai ačiū jums, tada reaguokit. Ne, tai pone Petrai, tai šiuo metu, kad užšaldyti jūsų elektroninės prieigas, tai mes jūs turime sujungti su jūsų kuriuojančiu banku, tai yra saugos ir prevencijos skyriumi. Taip. Ir tada jūs susišaldysite savo elektroninės prieigas. Dabar sakykite, pone Petrai, šiai dienai kelių bankų paslaugomis jūs pats naudojatės. Šiaulių banko. Šiaulių, taip? Taip. Daugiau jokių ir nesinaudojate, taip? Ne, sūnus sakė, kad Šiaulių geriausias, tasai tai aš to ir naudojas. Taip, Šiaulių bankas, taip. Tai tokiu atveju, pone Petrai, aš jūs sujungsiu su Šiaulių banku saugos ir prevencijos skyriumi, taip? Taip. Alio, taip. Ir jūs... Jūs neskubėkit, nes man čia labai taip jau sudėtinga, gal lėčiau truputį. Tai, pone Petrai, aš jūs sujungsiu su Šiaulių saugos ir prevencijos skyriumi. Jūs informuokite Šiaulių banką, kad jūs norite užsišaldyti elektroninės prieigas, kad nebūtų daromi nelegalūs finansiniai pažeidimai, kad jūs turite 10 000 eurų pasilikę mašinai ir kad jie nedingtų. Ir tokiu atveju Šiaulių bankas užšaldys jūsų elektroninės prieigas ir viskas. Ir tokiu atveju jūsų banko sąskaita bus saugi ir taipogi jūsų lėšos bus saugios. Bet aš daugiau ten pinigų turiu. Ne, tai pone Petrai, viskas yra gerai. Jūsų lėšos niekur nedings, tiesiog bus apsaugotas nuo tam tikrų žmonių. Taip. O į parduotuvę eiti galėsite ten pirkti? Galėsite eiti į parduotuvę ir taipogi galėsite įsigryninti pinigus bankomatuose. Tai gerai. Tai taip, tai pone Petrai, jūs dar palaukite, aš jūs sujungsiu su Šiaulių banku. Gerai? Gerai. Taip, palaukite.
Girdite, pone Petrai, girdite jūs mane? Taip, girdžiu. Taip, tai pone Petrai, aš jūs sujungsiu su Šiaulių banku ir jūs pasakykite, kad jūs norite užsišaldyti savo elektroninės prieigas ir Šiaulių bankas jums užšaldys jūsų elektroninės prieigas. Gerai, pone Petrai? Gerai. Gerai, tai palaukite toj, aš jūs sujungsiu su Šiaulių banku. Taip, palaukite. Gerai. Aptarnavimą ir duomenų apsaugą pokalbį su konsultantu įrašys. Saugos prevencijos skyrius, Marijas Raitas, klausome jūsų. Taip, Alio, taip. klausome jūsų. Klausau jūsų. Alio, tai čia ponai, mes jūsų klausome, jūs matome, yra nukreitas skambutis iš policijos komisariato, būtent dėl ko jūs jungiat su Šiaulių saugos prevencijos skyriumi. Nežinau, sakė čia kalbėti dėl pinigų. Dėl pinigų kalbėti, ponas, palaukite, matome, kad skambutis yra nukreiptas iš policijos komisariato. Kas yra atsitikę? Man nieko neatsitikė. Tai jūs sujungia ponas su Šiaulių banko skyriumi, taip? Turbūt nežinau, sakė su kažko kalbėti dėl pinigų. Mhm. Būtent kas yra, matau, problemą su jūsų elektroninių paslaugų teikimo sutartimi. Naudojatės elektroninę bankininkystę, gerbiamas ponė? Tai man sūnus perveda iš Norvegijos pinigus. Tai va būtent dabar, kada paskutinį kartą naudojatės elektroninę bankininkystę kompiuterio būdu? Nežinau, sakė su jumis ten kalbėti dėl pinigų. Tai va tai dėl ko mes ir kalbamės, ponas, yra problemos su jūsų elektroninė bankininkystė. Klausime, kada paskutinį kartą jūs ją naudojate? Tai man sūnus, kai sakė, kad pervedė pinigus, atlyginimais Norvegijoje gauna. Ir kad, Internetu, ponas, kada buvote nors prisijungęs prie savo sąskaitos? kad man ten sudėtingai, daug ten tų skaičių, tik tai tiek, kad Tai pasakė. būtent, tai va apie šitą sutartį turite, mes norime paprasčiausiai Tai jūs lėčiau kalbėkit, atsiprašau. Jūsų pinigėliai šiuo metu yra užstrigę tarp Norvegijos ir Lietuvos. Ir šį pavedimą norint įvykdyti reikalinga jūsų elektroninių paslaugų teikimo sutartis, ponas. Dar kartą nesupratau. Šiuo metu jums yra daromas pavedimas iš Norvegijos, taip? Kad sūnus sakė, kad pervedė. Tai va būtent šitas pavedimas, suprantate, yra šiuo metu sulaikytas, nes kadangi blogai buvo vykdomas mokėjimas. Ponas, jūs norite gauti į savo sąskaitą šitos pinigus? Tai aš jos gausiu. Kaip? Gausiu. Ar pageidavote, kad būtų šitie pinigai iš Norvegijos pervesti į jūsų sąskaitą? Kažkur nutrūko, pakartokit. Sakau, ar norite, kad šitie pinigai būtų pervesti į jūsų sąskaitą iš Norvegijos banko? Tai man perveda. Tai va aš apie ką klausiu. Šiuo metu yra daromas pervedimas. Ar jūs norite, pageidaujate, kad šitas pervedimas būtų įvykdytas? Tai jisai taip įvykdytas bus, sakė. Bus, tai va tai apie ką jūs ir klausime. Jūs dabar turite su savimi elektroninių paslaugų teikimo sutartį. Jums yra išduotas, matome, kortelė 24 skaitmenų. Nesate praradęs, pametęs. Ne. Sutartį pačią turite, elektroninių paslaugų teikimo sutartį. Savo vartotojo prisijungimo vardą atsimenate, kuris prasideda KL raidėm. O baigėsi P raidelė. Ne, tai atsiminti aš neatsimenu, reikia žiūrėti. Tai pasižiūrėkite, ponas, nes mums reikalingas patvirtinimas, kad jūs norite gauti šią sumą. Nesupratau. Norint, kad toliau pinigėliai pasiektų jūsų sąskaitą, mums reikalingas patvirtinimas. KL, atsimenat, galit pasižiūrėti tą kodą. Kaip sakėt jūsų vardas tada, nesupratau. Marius Vaitkus, saugos prevencijos skyrius, Šiaulių banko elektroninių paslaugų teikimo sutarčių vadovas. O jūs tenai, tai suprantu, kad jūs prevencija, aš tai ką žinau, man ten davė tas sūnus, nuėjom kartu ir davė tą popierių, kokį reikia žiūrėti dabar. Tai pasižiūrėkite, ar jūs jį turite, ponas. Kažkur aš paslėpęs laikau, kad kokie vagys nepavogtų. Tai čia labai puikiai darote, šaunu, taip kad saugote banko turtą. Atsimenate dabar, koks sąskaitos balanso likutis pas jūs turėjo būti? Tai kaip sūnus sakė, jeigu su ta dar kur už žemę gavau,
ten turėtų būti apie 30 000. 30 000 eurų yra dabar šiuo metu. Taip. Jūs dabar šiuo metu galite susirasti tą sutartį, kad būtent būtų užtikrintas jūsų santaupų saugumas. Tavo, kur sakėte, kad vagis nepavogtų, būtent va tos sutarties į tą kortelę ir sutartį turite, pasižiūrėt galite. Aš paslėpęs, kad nieks nerastų. Tai, ponas, mums nereikia sakyti, kur jūs paslėpęs. Jūs dabar šiuo metu galite pasižiūrėti, ar jūs ją turite. Tai bet man tada reikia eiti į lauką, kopečias imti, ten ant aukšto lipti. Čia kiek laiko užtruks? Ko, užtruks. Aš sūnui skambinsiu, gal klausiu tada. Prie ko čia, ponas, sūnus? Tai kaip, tai užstringa, tai sūnui reikia skambinti. Sūnus yra, palaukite, ponas, sūnus yra sūnus. Jūs esate jūs. Čia jūsų sąskaita yra. Bet pinigai tai sūnaus. Tai prie ko čia pinigai? Mes ne apie pinigus Tai po to kalbame. Antanas mane bars. Klausykite, ponas, mums pinigai jūsų visiškai nedomina. Kas yra, kur yra, čia jūsų reikalas, teisingai? Tai taip, turbūt. Čia jūsų, ponas, aš apie pinigus pas jūs nieko neklausiu ir jūs prašau man tų pinigų, man jie nereikalingi. Ponas, jūsų pinigai, čia yra jūsų pinigai. Mano pinigai, mano. Alio, ar girdit? Taip, mano pinigai. Jūsų, klausykit, ponas, gerbiamas ponas, jūsų pinigai yra jūsų. Jūs juos turite saugiai labai gerai. Viskas tvarkoj. Manęs jūsų pinigai, ponas, nedomina. Man tik tai domina vienintelis dalykas, kas yra banko susiję, tai banko sutartis. Ar jūs turite tas sutartis? Ačiū tau, vaikeli, tu toks geras, kad rūpinės manim. Taip, turiu. Tai galite šiuo metu nueiti ant to aukšto, susirasti tą sutartį, ponas. Aš nežinau, aš bijau, po to susirasiu, o tai jeigu dar kas ateis. Kas ateis pas jūs, ponas, tai palaukite, kas pas jūs gali lankytis iš svetimų žmonių, ponas? Tai ten kaimynas toks yra, kvailiukas toksai geria ir pastovit rankose. Tai jūs klausykite, ponas, o jūs su telefonu galite eiti ant tos aukšto, tada, kad nevaikščiate su tą sutartim? Ne, tai jeigu nukrysi, ne, su telefonu ne. Kur jūs nukrysite, ponas? Tai ten lipti reikia į antrą aukštą. Kaip reikia? O jūs, vaikeli, labai geras, ačiū jums tikrai. Aš galvoju dabar, kaip daryti sūnui reikia skambinti Antanui. Antanui. Klausykite, ponas, aš suprantu vieną dalyką, taip? Taip. Baigiame žaisti vaikų žaidimus. Taip. Taip? Taip. Normaliai kalbame, kaip vyras su vyru, teisingai? Taip. Ne jūs lipsite ant tos kažkokio aukšto, ne jūs ką darysite, teisingai?